Mūsų supanti aplinka, visa Žemė, Saulės sistema ir visata yra gausi įvairiausių rūšių virpesių, įvairiai įtakojančių mūsų būklę. Taip pat kiekvienas iš mūsų generuojame įvairių rūšių virpesius. Taip yra. Be to nebūtų ir gyvybės. Civilizacijos pasiekimai mums teikia daug patogumų, bet visa tai ir neigiamas pasekmes sukeliantys reiškiniai. Sunkiai įsivaizduojame savo buitį be įvairiausių elektros įrenginių, televizijos, mobilaus telefono ir interneto. Visi šie įrenginiai savo paskirties vykdymui naudoja elektros srovę, tai yra kartu skleidžia įvairaus dydžio ir stiprumo elektromagnetinės bangas. Ir visa tai, daugiau ar mažiau, yra visur, kur mes bebūtume. Tai ypatingai silpnina mūsų imuninę sistemą, ardo netgi DNR struktūrą. Seras Viljamas Kruksas dar XIX amžiuje pateikė pagrindinių virpesių dažnių lentelę. Tai įspūdingi skaičiai. Panagrinėkime akustinio dažnio virpesius garsą. Garsas turi didelę galią, jo poveikis žmogui yra labai įvairus. Natūralūs gamtos garsai teigiamai veikia mūsų organizmą, o kartu su juo sudedamąja dalimi muzika gali netgi gydyti. Techninio triukšmo tam tikro dažnio ir stiprumo akustiniai virpesiai gali ardyti organinės ir neorganinės struktūras. Kaip matome, garso poveikyje skyla stiklas. Švento Kazimiero ordino mokslinėje laboratorijoje atlikta akustinio dažnių virpesių analizė suteikia galimybę mums matyti įskaidytą techninio triukšmo, natūralių gamtos garsų ar netgi muzikos vaizdą. Keletas pavyzdžių. Gatvėje veikiančių įvairių mašinų triukšmo spektrografinis vaizdas. Maksimaliai aštri ir mažai kintanti neharmoninės kilmės akustinio triukšmo amplitudė yra 1480 Hz dažnumo lygmenyje. Kadangi aplinkoje yra ne vienas garso šaltinis, šalutinių neharmoninių lydinčių tonikų yra daug. Tokio tipo akustinis ekosistemos užteršimas žaloja ne tik klausos aparatą, nervų sistemą visumoje, bet ir lokalius kūno organus. Lyginamosios metodikos principų pateikiame trimačius grafikus gautus registruojant natūralius gamtos garsus. Lietus, griaustinis ir gamtos garsai miške. Lietaus garsų spektras apima labai platų, harmoningai susijusį, nuoseklų virpesių diapazoną, kurio poveikis žmogaus organizmui yra itin priimtinas ir teigiamas. Griaustinio garsas ypač teigiamai veikia žmogaus fiziologiją, širdį, virškinimo traktą. Gamtos garsų spektrogramoje matome žemų ir aukštų dažnių harmoningą dinamikos sąsają, teigiamai įtakojančią bendrą žmogaus psichosomatiką. Tai teigiamai veikia ir vegetatyvinę nervų sistemą. Muzikinių garsų analizai buvo panaudota žinomų klasikų Mocarto, Čaikovskio, Štrauso kūriniai. Buvo tyriami, kokie akustinių virpesių dominuojantis dažniai įtakoja vieno ar kito žmogaus organo būklę, sukeldami gerybinius biorezonansinius efektus arba atvirkščiai, provokuojantys destrukcinius simptomus. Tam buvo naudojama ir ordino bazėje sukurta metodika SBSA. Ištirta, jog Mocarto muzika aktyvuoja smegenų veiklą. Tuo išdavoje žmogaus organizme sumažėja įtampa, sukuriamas laisvos erdvės pojūtis, sustiprėja saugumo jausmas. Skatinama elegancija ir nuoširdumas, sukeliama gera bendravimo aplinka. Tai patvirtina savo darbuose ir profesorius Alfredas Tomatis. Mocarto muzikos ištraukos spektrografinis vaizdas. Tai labai dinamiška, apimanti platų harmoninių amplitudžių spektrą muzika. Tai sąlygoja tobula muzikinė instrumentinė kompozicija. Pop muzikos pavyzdys. Ši muzika daug skurdesnė. Bendra skambėjimo dinamika. Čia matyti aiškiai išreikšti žemų tonų nuo 40
iki 260 Hz ritminiai instrumentai. Tuo tarpu gana skurdi melodika atskirta 1100–3200 Hz. Tokio žanro muzika mažai kinta viso kūrinio eigoje. Pastoviai kartojamas ritminis žemų tonų garsas gali neigiamai veikti žmogaus fiziologiją, ypatingai sergantiems širdies ligomis. Ypačiai garsų stiprumas daugiau nei 80 decibelų. Tokia muzika stimuliuoja agresiją, kartu kelia ir potenciją. Gydomosios muzikos ramybė ir viltis kompozicijos fragmento spektrogramoje matome gana daug lydinčių harmoninių tonikų. Tai sąlygoja ir kartu su muzika įrašyti natūralūs gamtos garsai. Be to autorius, prieš kurdamas muziką, žinodamas jos paskirtį, naudodamas tradicinius instrumentus, kuria ir papildomus specialius instrumentus. Tai atliekama šią metodiką analizuojant kuriamą instrumentą garsą.